Nu blogai. Gal paspaus pauzę dabar. Paspaus pauzę, reikia pailsėti biškai. Nemeluosiu. Jeigu lyginant su visais video, kuriuos filmavom prieš tai šitą pradėdamas jaudinos labiausiai. Sveiks, drūts, kolega. Turbūt atsimenat, kaip važiavom su Simona ir tėvais po Skandinavijos šalis ir ten Švedijoje netyčia užtikom, tyčia užtikom švedų delikatesą pūdytos jų silkės surstroming. Grįžom iš kelionės, šiaip nuotaikos buvo geros, viską suvirškinom, praėjo laikas gerai, šiek tiek pasirgom, šiek tiek paslagavom, tai vat sulaukiau to momento, kai esu pilnavertiškas tokiam delikatesui. Ruošiau save visą tą laiką, ruošiau save. Tai panašu, kad šiandien yra ta diena, kai mes galim pabandyti atidaryti tą silkutę. Susidėjom visus daiktus, važiuosim kažkur toliau nuo namų, nes ir paguglinau, ir pasižiūrėjau, kaip kiti valgo, tai nieks nerekomenduoja to daryti patalpoj, tai aš nerizikuosiu to nedaryti savam kieme. Važiuosim, pasieškosim kokios tokios vietos ir pažiūrėsim, ką ten tie švedai šitaip mėgsta. Tai va, šiandien mes sugalvojom, važiuosim į pamiškę ieškoti staliuko, kur galėtume ramiai suragauti silkės, bet šiandien mes turim naują transportą. Simona, ar pristatysi, ką mes čia turim? Nežinau, kažkoks kitaickas, elektrinis motoroleris. Ulia. Sėsim, važiuosim su motoroleriu, elektriniu, kitaicku, su gražiu šalmu. Safety is priority. Kaip Simuk nusteikęs ragauti silkės? Neragausiu. Neragausi silkės? Ne. Tai Aš tik tai pauonėt. Pauonėt aš tik tai. baikeris, šalmas ir akiniai. Taip turi atrodyti tikras baikeris. Gerai, tai pakuojamės daiktus, turim suskrovį. Turim Simutį su šalmu, turim pintinį, turim motorolerį, be triukšmo važiuojantį. Simuk, ar ištrauksi laidą? Tadam! Tik dabar įsijungia. Lekiam! A kągi su tokio murzinu maikį dabar, tai žinot, kur važiuojam. Dabar mes laksime tiesiai. Pabandysim šturmuoti Beždžionių tiltų. Galim ir netilpti iš tikrųjų. Jeigu netilpsime per Beždžionių tiltų važiuoti, tai tada nėra silkės valgyti, kas irgi nėra blogai. Jeigu tilpsime čia, tilpsime per tiltų. O palauk, gerai. Tilpau. Mes turim katiną. Katinas pastojo kelią. Klausykit, kolega, kiek čia kainuoja pravažiuoti per šitų tiltų? Neįtin mėgėjas lankytojų. Palauk, žmogus išmiegė. Katinas mus praleidžia. O mes bandom. Saugo kojas dabar. Saugai? Saugau tašį, kurio silkėje. Saugak silkį. O, blemba, kaip dėliuoja. Mes dabar kertam Beždžionių tilto. Katra yra Antaleptės miestelį. Ne veltui Beždžionių, Anas liuliuoja. O, dabar insgazuojam. O, galėčiau nulimt gal. Oi. Nu ką, lėksim į kalną dabar, ne? Šitiek daiktų, nežinau. Lėkiau. Pilna tarba daiktų. Pilna tarba daiktų. Lėkiam. Nekau, atsisapausi silkė. Lėkiam kažkur, kur mažiau biški civilizacijos, nes nenorim gąsdinti žmonių. Net tas katinas suprata, kuo mes turim tašiai, tai apriekia ir pastraukia. Ir net jokių problemų nebuvo, pravažiavam tiltų. Dabar lėkiam dabar su elektriniu motolioleliu. Ant 25 net į kalną. Oik tu sau, matai kokia didžia šuo buvo. Mačiau. Dabar labai šiaip geras motoroleris, lėkiam kem 5 būna net. Bet dabar mes į kalną tai tik ant 25 važiuojam. Dviese, visą ką. Su silkė. Su silkė? Blemba, žinok, jaudinuosi iš tikrųjų, tokia biškį jama. Aš tai pasiruošęs tik būti kažkur už 5 metrų, pažiūrėti tą kvapą. Aš matai, kai žiūrėjau tuos videkus, kai kurie tai ten tokie mato, žinai, fifukai atidarinė ir ten džiaukčia, tai nežinau, ar tai kiek tai tikra. Bet jeigu visi džiaukčia, tai vis tiek reiškia, kad kažkiek negerai yra, kad ir kaip tai bebūvi. Dabar bandysime surasti vietų. Tai žodžiu, prieki žvirkelis. Off-road. Blemba, aš neišjung kameras, pargriausmą, tai bus užfiksuota. Mes galim važiuoti net... Ne, aš nenoriu viršyti greičio. Anas važiuoja labai greitai. Kiek greitai? Nesvietiškų greičių daugiau mažiau. Kiek?
Ir aš daugiau 30 ne, gal žinok. Ne? Ne. Ne. Čia, žinai... Jau. Nu, sportinę važiuoklę, žinai, nereik narėti, kiekvieną dabelą jaučias. Oi. Migruot, čia padėtis. Oi. O, sakysi dešinę. Oi. Jau taip stengiuosi nelėkti. Un 2,7. Pračiau, biškai, gal dar reikėtų mažinti greitį. Nu, reikia gal pabandyti biškai paofraudinti. Briau. Oi. Aš spėjau, kad motoroleris nėra tam pasiruošęs, jis visas girdi. Jisai traška. Nu, gal jis biškai ir traška. Gal pavargo nuo mūsų. Ai, tu kokie varteliai. Užkala motorų, girdit? Štai priparkuota mūsų transporto priemonė. Tašeliukas. Here. Atvykom. Tadam! Galvojau nusimti rakinės ir šalmą, bet galvoju, gal reikia pasilikti dėl saugumo. Negirdėjau, aš video darau, myžlytą. Atsiprašau. Viską sugadinai. Blemba. Padaryk iš naujo, gerai? Padarysiu. Tai va, atvykom į nuošalę vietą. Tarp kitko, čia aplinkoje yra Šavašos pažintinis takas Antaleptėj. Už Antaleptės porą kilų, Zarasų rajone. Labai faina pasivaikščioti, ant akmenų, upelių, viską. Čia privirtę, labai smagi vieta. Negazdinsiu, tikrai kasdien čia silkės nieks nevalgo. Tai dėl to viskas yra ok. Ką mes turim? Turim lėkštutę. Ir turim grupę turistų, kurie tuoj prasuks čia pro šalį. Labą dieną. Mūsų nei daug, nei mažai, jeigu kviečiat prisijungti 25 vaikų. 25? Mokytojai, kviečiat prisijungti. Ar esat girdėję apie švedišką delikatesą surstroming silkę? Ai, esam girdėję ir nevilioja išbandyti. Kiek šitą trauką girdą? Aš pirmą kartą YouTuberį esu suradęs. Viso gero. Laimingai. Sėkmės pasiekti 1000 subscriberių. Ačiū labai. Jo, sėkmės. Aišku, turim nuodų. Benzas aфиgenas dalykas. Dar kariuomenė irgi panaudojam. Tai kada Rūkloje tarnavau, ten nuo Achemos tokie dryžuoti, mutavęs uodai atskrisdavo. Tai net juos išvaikydavo, bet jie per vėbingą, per kitelį sekdavo kiaurai, negailestingi. O benzas, nuo benzo būdavo, kad ir išblunka net kartais rūbai. Turėjom ką tik interakcioną su naujais beaugančiais gerbėjais, tai linkėjimai jum. Ir ką mes čia pasiruošim šiandien? Mes šiandien turim silkę surstroming. Pūdytą švedų delikatesinę silkę, kurią vasarą pagauna Baltijos jūroje, paskui jie deda į skarbonkes, užsūdo, pūdo metus laiko, bent jau Google taip sako. Ir tada galima jos jau būna paragauti. Tai švedai ją atidarinėja kibire vandens, mes šiandien to nedarysim, nes mes kaip tikri youtuberiai norim irgi patirti pilną patirtį ir varysim hardcore. Tai atidarinėsim tiesiog, taip kaip turim ant stalo. Turim cibulį, turim virtų bulvių, turim flašą grietinės, turim lavašą ir gaminsim šiandien surstromingo suktinį. Visiškai neramu, visiškai nedrasu. Aš čia pasiruošiau bulves, pasiruošiau cibulis, viskų daryti jau kaip priklauso, bet gali būti, kad atidarysime ir gali būti, kad nebesnorės čia nieką daugiau daryti. Rizika muzika, važiuojam. Esu matęs, kad purškia, gali būti, kad purkš. Jau pradūriau. Dar ne purškia. Smirda. Gerai. Šiaip iš tikrųjų gerai, kad apsivilkau prastais rūbais, nes smirda.
ir iškart apsitaškiau. Bet žiūrėsim, kas čia mūsų laukia toliau. Niekas nežiaukčia, niekam neįdomu. Oho. Mes gal... Nu žinai, gal nežiaukčia, mes iš kaimo biški tokie, kai mečiokai stipresni esam. Gerai, šiandien daug vaflių neprivalgiau. Atėjau? Atėjo. Už kadrą yra žmonių. Gal man vėjas palankus gali būt? Nes man tai čia visai nesmirda. Blemba, gal biškai momentais paduoda. Aš rankas visas jau išsimazojau. Nu niek. Reikėjo dar pabūti, saulėje reikėjo biškai palaikyti. Kitų žinosma. Jau kam dovanų duosiu, tai... Nu ku. Ei, žiūrėk, mums čia visai pasisekė. Čia yra filė. Čia mes turime filė. Pribėga. Pripiliau ant stalo. Tai va, taip atrodo filė. Visur prilaišiau. Nu, iš tikrųjų, tai nėra taip, kad norėtum žiaukčiat, bet yra taip, kad tikrai nenori jas valgyti. Tokia grinai dvėselina, ne? Buvo kaip kakalo kvapas. Silkė, kuo aš galiu pasakyti, silkė. Kartais, kai užneša, tai toks... Aš sakyčiau, man kvapas, žinai, toks vasarų konteineris pridvysis, kai būna šiukšlių, su puvėsiais visakiais, su visko ant saulas. Tai va tada atsidarai ir ten jeigu... Jau mūsė inskryda, mūsėm čia jaučiu patinka. Iš karto čia va toks ir gaunas tas kvapas. Gaunas vėjas, gal nupučia, žinai. Jaučiu, greičiai tai būčiau pyzę. Tai aš dangtelę gal netepsiu, žinok. Čia paskiau reiks išmesti. Tai pabandam pasižiūrėti, kas čia. Bet tai čia filė. Blemba, kaip džiaugiuosi, kad filė, nes aš esu matęs, kai būna tokioj pačioj skarbonkiai, viskas lygiai taip pat musės iškart supuolė. Be galvų, bet reikia išsidoroti, reikia išimt kaulas. Tai aš jau galvojau, kaip jos ten čiupinėti nenorėsiu, bet čia nėra taip blogai. Kur mano lavašas? Pagaminsim švediškų būdu. Prašyčiau asistentas atidaryti man lavašus. Dėsim lavašą, ant lavašo dėsim virtą bulę pjaustysim cibulį, jie dar krapų pabarsto, mes neradom tiek jau to, pila grietinės ir vynioja tą lavašą. Dar yra kitas būdas, kur tiesiog ant juodos duonos, bet mes pasirinkom lavašą, mes vis tiek esam Lietuvoje, pasiilgę kebabų ir gaudom lavašus. Tai gal mes pradėsim nuo bulvyčių, dar karštas, išvirtas. Varina kartais kvapas. Kartais užpučia, bet labai palankus vėjas šiandien. Pačia tos musės skraido, tai taip neseksualiai, visiškai. Bet čia musės tikrai dėl silkės suskrydo. Eik tu savo. Labai higieniška, labai. Bulvės karštos, cibuliuką. Cibuliukas. Skubu, nebereikalas, skubu vien dėl to, kad uodai puola. Ir čia mūsų prisistatė. Matai, mes tos silkės turbūt nesuvalgysim. Nežinau, kaip ją reikės vežtis. Nu, bandom. Gerai, kad jos nereikia išdarinėti. Tai gal tada mes ją su visą skurytę ir įsidėsim. Šliuosiukas vienas. Gal reikia dar vieną šliuosiuką. Dar vieną bulvytę ir dar vieną šliuosiuką. Mesgi mėgstam, mes valgom, mums bus skanu čionais. Pajudinau silkę. Kai vėjas dingsta, labai pareina. Aha, kai vėjas dingsta, tai hitina konkrečiai. Labai kojiniam, gal sakyčiau, nežinau, bet tokiam labai kojiniam. Čia kvapas šitas priklauso nuo to, ko tu nemėgsti labiausiai. Jeigu tau nepatinka knaistytis aplink konteinerį, tai kaip ir aišku jau, ko tau smirdės. Jeigu Simonai nepatinka, kaip mano kojinės kvepia, nu tai irgi turim atsakymą. Ir mums dar reikės grietinės. Grietinės negailim. Ei, musė, eik iš čia. Musė! Nesu aš didelis kebabų sukėjas. Karšta bulvė, maloniai. Ragaujam? Kai pradarai, netėja blogai, bet kai artėja link burnos, tai noris nupūsti. Blogai. Nu blogai. Gerai tiek, kiek yra svagūna. Skonis ilgas, bet tas kvapas niekur nedingsta. Eik tu savo. Nebenoriu. Nerekomenduoju. Gal paspaus pauzę dabar. Paspaus pauzę, reikia pailsėti biškai. Filmavimo komanda, kviečiu visus lavašų. Tai... Galvojau, pulvė buvo tam lavašė.
Imk, žiūrėk, va čia yra. Ne. Paragau. Eik, ne. Paragau. Kam tau gadinti? Nu, pabandyk. Taigi nesu. Nu, kuo aš galiu pasakyti. Visai nepavydžiu tam žmogui, kad ras laimėję šitų silkį. Aš šitų paragavimų išgyvenau, o jo tai dar tik laukia. Jeigu neužuostum, turbūt būtų visai neblogai, nes šiaip skonis tai toks silkės visiškai, bet tokiu paduoda, nu labai nemalonus yra ataskonis. Pats skonis silkės kaip ir nieko, bet tas kvapas burnoj, kai atsidūsti, nu ne, visai nesmagiai. Nu jau turbūt apsipratau biški prie to kvapo, tai ten nėra tai blogai, kad ten iškart puldžiaučiat. Nors jeigu dar papūdžius gal ant saulės, nes jos galiojimo laikas yra dar metai į priekį. Pagaila tik lavašo sugadinto, cibulio pusę. Ne. Ir Švedijai skanesnių dalykų. Va net negaila, musės, tegul puola. Šiaip. Švedijai. Daug įdėta, ne? Jo, pilna. Pafilmuot, kaip tos musės čia skraido. Labai geras įvertinimas yra, manau, šitai silkiai. Nedadarinėkit patalpoj, apsivilkit prastais rūbais, nes va čia va ta šiurkšlė, tai tiesiog aš įkimšau ir kai ištraukiau, pradėjo fontanas toksai eiti iš tos karbonkės, tai pavojinga ir visiškai neskanu. Nu, okei, skonis draugų neturi, bet ne man. Bet va ta bulka, kur buvo, labai ačiū, dar draugas atvežė, dar 3 kepalus iš Švedijos, tai superinė bulka. O čia visai nesuperinis daiktas. Kas valga ir mėgaujas, tai tikrai yra labai stiprus arba labai nenormalus. Tarpa čia nėra. O, bliam, nu da užneša. Paskendo musę. Reiks dabar viską susitvarkyti ir važiuoti namo. Aš net nežinau, kur ją išmest. Kur ją išmest dabar? Reikia užkasti. O, reikia užkasti. Silkę išversim po kelmu. Ateis vilkas ir... Ateis vilkas ir apsvems. Tik neapspilti. O, užneša kartais. Ir kai užneša, bet žinokit, aš nedarau tyčia to tokio, bet toks biški toks nevalingas išeina. Nes kai užneša tų kvapų, tai toksai atdūst nori. Iš paskos pasai, tai žinau. Neku. O, davai, kad tu neįkartin. Nelaik. Žiūrėkit, laikinkit videokų, subscribinkit videokų, galit pakomentuoti. Nu šitą avantūrą čia yra, mes esam su draugais, yra dalykų, kuriuos tu turi bent vienu kart gyvenime padaryti ir čia yra tas dalykas, kur užtenka vienu kart gyvenime padaryti. Viskas, daugiau nereikia, ačiū. Reikia, čia žinai, benzų nupurkšma. Nes čia vis tiek žmonės ateina valgyti. Aš nežinau, pa kiek laiko išsivadės visas šitas. Tai nesinori palikti. Čia dar toliau yra. Aha. Bet va tokia čiurkšlė buvo. Va čia va buvo skarbonkė. Ir va ten dar, žiūrėk, va. Jo. Matai, va visur nutaškyta. Gal neišgrauž. Skilas gal neliks. Bet mūsų. Kiek prisistatė mūsų. Toks trumpas video apie šią mūsų išvykos likučių šitos. Jeigu apibendrinant, tai ir skonis blogas, ir kvapas blogas, viskas čia blogai. Tik tai oras geras ir aplinka faina. Tai gerai, kad čia netoli pavėsinės ant pakalnė yra upelinis rankas, tai pabandžiau dar benzų nupurkt, kad užmuštų kvapą, tai dabar viskas perspinė, tai tik blogin ir blogin. Šiaip čia aplinkui daug vandens, daug ežerų, labai faina. Čia šaltinio vanduo teka, laiptukai va, suvyrinti. Šauni vieta, tiek paturistauti, tiek šiaip pasivaikščiot galvą pravedint. Tikrai galiu rekomenduoti. Ten toliau yra akmenų, kur kapeikytę įmest. Kam įmest, kam pasirinkti. Nu, statu. Bet gražu. Rankytės apsiplauti. O. Oi, slidu. Atrodo kaip meška. Aš meška. Gerai, kad mes tik vėdarus ir cepelinus mėgstam, nes blemba, kokių yra iškrypelių. Aš dar vis galiu parkristi, tai tu nenustok filmuoti. Hup. Parkur. Šiek tiek arčiau. Sakė, atsargiai su laiptais nespavėsi, tai jeigu griūsiu, tai nors... Bent jau filmuok, jeigu griūsi, bent jau filmuok. Bent jau kontentą. Galite atvažiuoti čia šašlikiuką pasikepti, buterbrodų pavalgyti. Čia yra Šavašos pažintinis takas. Jis yra Antalieptėj, šalia Antalieptės, Zarasų rajone. Kaip čia patekti? Nieko, asfaltuotų keliu. Pasaka. Paskutiniai porą kilų žvirkeliukas, miškais. Kaip matėt, motoroleriu važiavom. Bet normaliai, gera kokybė. Dar turim... O, aš čia kaip gerai sustau. Dar turim Antalieptės hidroelektrinę. Tuo pačiu galim pamatyti, aplankyti. Ir labai daug ežerų. Ir Šventąją upę.
ir basųjų karmelitų vienuolyną. Ir bažnyčia. Krautuvė eibės yra. Alioka, dešras. Ką nori, viską yra. Šavaša. Šiaip pagalvojau, kad laikui einant visada suvirškini visus dalykus palaika. Tai gali būti, kad dalykų kai kurių nepaminėjau. Tai va vienas iš tų, kad pirmą kąsnį atsikandau, kaip ir nieka buvo. Toks, silkės skonys, biški kartais į šoną pasmir, nu ir dabar da tas maišelis į šonį dvelkia normaliai. Bet su antru kąsniu parėja viskas. Tas poskanis, tas kvapas burnoj ir pradėjo darytis biški toksai, kur... Tai trečią kąsnio kaip ir nebebuvo. Čia prieš tai kurėjo klasę su mokytojom, ta mokytoja porą sykių, sakė, yra ragavus, bandė ir vandenį atidarinėti, visai vienodai blogai. Klausė, sako, tu čia pirmas kartas? Nu, sakau, jo, tai sakė, turbūt antrą nebus. Tai nežinokit, antrą kartą nebus. Šiaip dar moteris minėjo, praeidama, kad sakė, yra tos silkės, pasirodo dar skirtingų smarvės lygių. Tai va gali būti, kad jinai čia mum, gal mes dėl to nedžiaukščiam, kad ji dar netokia čia bloga. Nu, šiaip bloga, bet gal būna dar blogiau. Bet čia jau tyrimą, o gal reikėtų padaryti tyrimą. Mes pravažiavam, gerai praputėm tą maišą, jis vis dar smirda. Tai išmeskim jį. Čia yra atliekos, dėl kurių rūšiavimo aš abejoju. Gražiai mes jį padėkim. Ir apsimeskim, kad to niekada nebuvo. Bėgam.